ką, labas vakaras. Pralošėm rungtynės, bet čia statistikai turbūt žiūrėjau, čia nėra ką man sakyti, aš pagal savo savijautą galiu pasakyti, kad aišku dar pirmas varžybas, dar galim pasakyti, nelabai mes susižaidė, matosi daug klaidų, bet gal ir neblogai, kad pralošėm, bus stimulas, bus daugiau reikės dirbti. Ir tai buvo, kad nematau nieko blogo, aš manau, kad kaip tik bus stimulas mums daugiau padirbėti. Lietuvos rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra. Kaip vertinate? Labas vakaras visiems. Žinote, sunku pralaimėti, nežiūrint tų visų dalykų, kad pirmos rungtynės, kad žaidžiam su Slovėnija, kad mes po krūvių ir taip toliau norėčiau vardinti, bet sakysti, kad ieškau kaip pasiteisinti. Buvo gerų momentų, kur žaidėm tikrai neblogai. Buvo momentų, kada pritrūko gerų sprendimų. Gaimas toksai taip ir gavosi, kad tik tai pabėgame, Slovėnai vėl sugrįžta. Šiaip jeigu statistiką žiūrint, tai klaidos pražudė, žaidžiant bet 23 klaidos, žaidžiant prieš tokią komandą, prieš bet kokį yra per daug. Kodėl tos klaidos? Turbūt šitame etape būtų labai naivu tikėtis, kad jų būtų mažiau. Aišku, norėjusi mažiau, mes tą akcentavome. Ne viską mes dar buvom, kaip pasakyti, nebuvo pasiruošimas, nėra pasiruošimas komandos 100%. Aiškiai strigome prieš aikštės gynybą, bet turiu prisipažinti, mes labai gal dėmesio daug ir neskyrėm, šiek tiek palėtėme, kad nebūtų visiškai taip. Kitas dalykas, kas verčia susirūpinti ir ką tikrai reikės kur tikrai darbuotis, tai Slovėnų 13 nusimtų kamuolių po krepšiu. Aš manau, kad tai yra antras labai svarbus rodiklis, dėl ko mes šiandien pralošėm.